Sveiki, tai mes prisijungėme prie admin panelės ir noriu parodyti, kaip galima kelti naujus projektus. Kada turime admin panelę, kairėje pusėje matome sąrašą ir yra projektai. Čia projektai turi metus, miestus, tipus ir panašiai. Tai ką mums pirmiausia reikia padaryti, tai sukurti projektai, koks bus tipas namams, verslams, verslui, ar čia galima pasireneimint, tiesiog paspaudžiam edit, vietoj verslas parašyti verslui, ane, čia galim šitą verslui padaryti slagą. Tokiu būdu keisti, taip pat miestai ir metai, ne? Galim dadėti 2026. Taip, turime visus dalykus. Tai paspaudus ant projektai, mes matome jau keletas yra įdėtų. Tai spaudžiame Add New projektas. Ir aš labai mėgstu, labai dažnai kitam lange atsidaryti jau įkeltą kokią nors projektą ir pagal jį padaryti viską lygiai taip pat. Nu, tai iš esmės taip ir gaunasi. Čia vat yra mygtukas tos metaboxes galima keisti, kad jeigu netyčia jos uždengtų viską, ne, tai būtų galima tą metaboxes slankyti. Tai iš esmės edinu naują įrašą, taip. Jo pavadinimas, matau, kad čia yra pavadinimas, čia įdedu laikinai. Tada tiesiog Ctrl A, Ctrl C ir Ctrl V padarau. Tai yra visus šitus blokus pasikopijuoju ir pažymėjus paspaudžiu edit. Nu ir vat gaunasi, kad aš turiu tą pačią galeriją, aš čia galiu pridėti nuotraukų, kiek noriu ir kokiu noriu. Projektas paspaudus, čia šone matau, kad yra feature images, metai, miestai, tip. Nu tai ir čia galiu metus, tipą uždėti, čia kažkoks papildomas aprašymas, čia spaudžiu add to gallery ir tiesiog iš kompiuterio įslenku nuotraukas, jos susiuploadina, kurias noriu galerijoje, paspaudžiu select, išsirenka. Perstamdyt galiu ir labai aktualus yra feature image. Feature image yra tas paveikslėlis, kuris rodysis jau kaip pagrindinį. Tada dar nueinu į metaboxes. Tai čia yra, taip, šita galerija matysis, jeigu projekto yra viduje viskas. Metaboxų šita galerija yra padaryta tam, kad paspaudus ant įrašo rodytų iš karto neitų į jo vidų. Tai va, ir čia tas valdosi no link. Tai ką reiškia, kad ar eina į vidų, ar ne. Ir mes padarom publish. Mes nueinam tada į jau svetainę. Nueisim ar komandai, man atrodo, yra. Atikam projektai, jo projektai. Nu, va, ir paieškoti savo naujai, va, Maxima XXX grupės biurai. Ir dabar padaryta, man atrodo, randomizinimas, dar ne. Bet jį va paspaudus, iššoka jau nuotraukytės, kurios matosi iš čia. Tai va, čia galima pasidaryti, jeigu į vidų darai, o čia apačioje, jeigu nori, kad paspaudus iššoka. Tai visi variantai yra, visai galima dėti, tuos dedam. Taip pat nuėjus į projektus, čia galima juos perstumdyti, nu, kad kuris būtų pirmas, kuris antras, dėl viso ko gali šito dalyko irgi prireikti. Tai va, daugiau mažiau taip galima paimti ir pradėti turinį.